Taip, praeitą kartą buvo kas tas aš ir aš taip šiandien galvojau, tai apie ką kalbėti toliau, ar kažkaip bandyti nuleisti ant žemės ir pradėti kalbėti apie jūsų veiklas, ką jūs darot, ar... Kas tau įdomu? Tiesiog kas tau įdomu. Nes man įdomu, kodėl mes apie tą temą iš viso pradėjom kalbėti, kodėl ji yra svarbi. Einant į verslus, ar einant į veiklas, ar einant į kažką. Nes tokia labai nutolus nuo, sakykime, gali atrodyti žmonėm nutolus nuo to, nuo gyvenimo, ne? Jo. Tai čia, žinai, mes apie tai eidamus kalbėjom. Žinai, yra 2 išeitiniai taškai, iš kurio mes gyvenime veikiam. Ne? Tai vienas išeitinis taškas, ko mes turim labai didelės patirties, tai yra iš išgyvenimo. Nes trūkumas nesuprantama žodis, bet išgyvenimo strategijos. Ir ta strategija yra apie pasilyginimą, apie kovą už save, apie konkurenciją, apie bandymą save išsaugoti aš, kažkokį tą aš, kas tas yra. Ir ta aš lyginėsi, ta aš neturiu suvokimo, kas tai yra, neturiu savivertės, nes jeigu lyginėsi ir nes išgyvenimo strategijoje tu visą laiką visą dėmesį nukreipi į išorę, į sociumą, į tavo visas dėmesys koncentracija į išorę. Kai yra visas dėmesys koncentracija į išorę, ką mes darom, mes nejaučiam savęs. Neturim žalio supratimo, kas tas aš, jeigu tęsti temą, ne? Ir čia nuo savivertės klausimų, kur yra pastoviai, nuo to, kad aš turiu visai kitiek resursų, nes aš esu amžinoj kovoje ir amžinoj konkurencijai, aš turiu kitiek resursų, nes aš labai esu užsidaręs, nes šitoj strategijoje labai aš gyvenu baimėmis, mane lydi baimės. Ir labai dideli verslininkai lygiai taip pat, visus mus lydi baimės ir toks nepakankamumas. Ir ką mes darom, mes dedamės kaukės ir mes užsidarinėjom. Dedamės kaukės ten pasitikėjimo savęs, pasiekimų, užsikabinam diplomų daug, žaislų prisiperkam įrodymui, kad aš jau visaip kaip fainai. Bet tas pažeidžiamumas jisai yra, toksai gilus pažeidžiamumas yra. Ir kaip jisai gula į gyvenimą, jisai gula į gyvenimą tai, kad čia kai aš esu išgyvenimo strategijoje, veikiu iš išgyvenimo strategijos, tai ką aš galiu daryti, aš galiu galvoti tik apie save. Nes versluose aš negaliu galvoti apie mes, šeimoje aš negaliu galvoti apie mes, aš galvoju, ką aš gaunu, kokia man nauda, kiek aš čia vertinamas, nevertinamas, kiek aš čia pripažintas, nepripažintas, aš einu per aš. Ne? Ir jau minėjau, kad čia yra savivertės klausimai ir visi kiti dalykai, ne? Tai vienas dalykas, žinai, tai ką kūnas mūsų daro, jisai tempiasi, jisai užsidarinėja ir tempiasi, bet to, kad mes turim didžiulį ilgesį tikrumui, didžiulį ilgesį santykiui, didžiulį ilgesį partnerystėj, didžiulį verslo partnerystėj, kur einam kurti, kur einam, tokia, be saugojimas ir be tampimo kaldrų, tiesiog einam kurti, einam daryti, einam veikti. Tai be didžiulio ilgesio tikrumui, čia žinai kaip, jeigu aš dabar paprašyčiau tavęs įtempti kūną. Įtemp kūną. Įtemp. Raumenis, pilvą, rankas, įtemp visą kūną. Ar mes galim turėti santykį dabar? Nelabai. Tavo visas dėmesys yra į tavo kūną. Tavo visas dėmesys yra įtampa. Ir taip mes gyvenam, mes taip gyvenam jau nesuprasdami, kad taip gyvenam. Mes šitoj išgyvenimo strategijoje mūsų kūnas traukiasi, mūsų kūnas resursai traukiasi, nes mes esam tokiai kovoje ir konkurencijai. Ir mes tada negalim turėti ryšio. Mes apie kūrybą neina kalba, kai ateina verslai ir sako, padarykit mums kūrybinę kokią nors sesiją. Supranti, kad iki kūrybos dar reikia atžengti. Ir tada yra kita strategija, kur mes einam kai suvokiam tą aš, kažkokį tai tą aš, kas tas bebūtų aš. O tada ateina atsipalaidavimas, nes tada supranti, kad didžiausia vertė yra gyvybė, ne diplomai mano, ne pasiekimai, ne gyvybė. Ne? Ir tada, kai aš esu gyvas, natūralu, kad aš noriu įkvėpti kitą gyvybę, eiti kurti, eiti daryti, eiti duoti. Mes realiai tai visi norim būti reikalingi. Mūsų paprastas kodas, mes visi norim būti reikalingi. Ir tada einam daryti. Ir tik tada atsiranda žodis mes. Ir tada atsiranda žodis
Bet tas tikrasis santykis be kaukių, be tas atvirumas, kur mano kūnas atsidarinėja, ir tada mes galim pradėti eiti verslus, daryti lygiai taip pat verslus, eiti daryti ne iš jėgos, o iš smalsumo, iš bandymų, iš eksperimentavimų, iš žiūrimo, kas pavyksta, kas nepavyksta. Bet visai kitą kiekį turi resursų savo kasdieniai veikloj. Pridėk. Aš jausmas, kad per daug užsivedžiau. Labai atkreipčiau dėmesį, Agnė pasakė labai gerą, labai svarbią savoką. Ilgesys. Labai daugelis žmonių išgyvena nerimą, skausmą, kurį galima būtų apibūdinti savoką ilgesys savęs. Ilgėtis savęs yra labai skaudu. Ilgėtis kitų nėra taip skaudu, kaip skaudu ilgėtis savęs. Nes patirti save yra pats didžiausias malonumas. Kaip tai ryšasi su to, ką kalba Agnė? Apie ką mes kalbam? Apie tai, kad tas konkretus darbas su verslais, kompanijom, individualus darbas prasideda nuo pačių pamatinių pagrindų suvokimo, iš ko susideda tas aš. Nes tas aš yra labai konkretus, kaip puzlė. Jį galima sudėlioti iš labai konkrečių detalių. Ir mūsų turbūt pagrindinė užduotis ir darbas yra padaryti taip, kad būtų labai nuoseklus kelias per visas tas detalės ir pažiūrėti, kaip viena detalė siejasi su kita ir kodėl viena be kitos neveikia, kodėl neatsiranda paveikslas, kol neatsiranda tam tikri momentai. Tai vienas. Todėl tada, kaip padaryti taip, kad žmogus sugebėtų gyventi ne tik tai mokymų, susitikimų metu patirti kažką, o iš tikrųjų būti tame ir toliau gyventi ir neatkristi. Jo, nes labai dažnai mes praeinam. O ką reiškia atkristi? Mes praeinam kažkokius kursus, viskas aišku, aš išeinu įkvėptas. Užsidegu. Aš užsidegiau, aš žinau, kaip aš veiksiu, savaitę veikiu. Antrą jau taip mažiau. Po to kažkaip viskas išblėso ir aš grįžau atgal į pirminį tašką. Ir ne dėl to, kad žmogus nesuprato, kvailas, nesugeba ar kažką. Jo? Dėl to, kad žinojimas skiriasi nuo patirties. Ir žinios, jos nesilaiko kūne. Žinios kaip debesijoj. Informacija debesijoj. Reikia, nuėjai, pasiėmei ir turi. Bet kūne nėra. Ir kai nėra kūne patirties... Norėjau klausti. Būna, kai nebūna kūne patirties, kodėl reikia kūne turėti patirtį? Žiūrėk, paprastas dalykas. Aš tau galiu pasakoti 5 metų apie tai, kas yra seksas. Geras šitas. Ir tada tu turi vieną patirtį. Aha. Ne? Ir sakai, Ir tik tada tu sakai, tai čia tai. Ir tada irgi dar ne viskas. O kai tu turi patirti metus, 2, 3, tada sakai, dar kitaip, ar ne? O po 40 metų, ar ne? Ir dar kitaip. Ir tai yra, nėra, žinai, kur įvyko, nes, kaip čia, pirmas paragavimas yra viena, o tada, kai jau tas kūnas įsėda su patirtim, tu tada supranti, pažįsti savo kūną, nes seksas labai geras pavyzdys. Tu pažįsti savo kūną ir tu žinai, kas tau tinka ir kas tau netinka. Ir tada tu žaidi su juo. Ir tada jisai atsidarinėja ir veikia. Čia labai geras pavyzdys eiti lygiai taip pat, kai mano kūne atsiranda patirtis, bet kokia. Ir ne, jinai nusėda ir tada jinai tampa mano žinojimu. Jisai bet kada išeina, bet kada aš galiu jį naudotis. Žinai, čia yra tas pavyzdys su seksu. Yra, pradžioj tu mokaisi mechanikos. Kaip ten viskas vyksta.
Paskui tu mokasi patirti malonumą, be gėdos, be kažkokio išgyvenimo, tu tampi meistru, tu sakai, noriu taip, noriu anaip, o dabar taip, jau tu tampi meistru. Paskui tu pereini jau suvoki, kad, palauk, tai seksą galima čia turėti visą valandą, o čia visai nebūtina čia trumpais periodai šokinėti, jo, tu gali išgyventi. Tada tu supranti, kad tai yra didžiulė transcendentinė patirtis, kur malonumas išsiplečia per visą kūną ir tu išskrendi iš kūno ir patirti ten neįtikėtinas patirtis, ką kalbat meistrai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kiekvienam tokiam gyvenimo patirtį mes turime, tai kame dabar dažnai labai mes gyvename žinojime. Ir žinojime mes neturime patirties. Kol mes neturime patirties, mes realiai, mes gyvename šalia gyvenimo. Jo? Tu gali visą gyvenimą skaityti knygas apie tantrinę jogą, seksą ir taip toliau. Ir ką? Ir kas iš to? Ir nieko. Ar ne, čia kaip dar pasakysiu, kad chirurgai pasakoja, žinai, ir sako, mokaisi 6 metus. Tu tenai darai, ten dalyvauji rezidentūroje, tu dalyvauji visose operacijose. Ir kai tu esi operacijų, tu žiūri, kaip operuoja ten kitas chirurgas ir galvoja, bet glušas, kam jis tai padarė, aš čia būčiau tai padaręs, aš čia būčiau greičiau padaręs, aš čia būčiau. Vieną dieną, ateina diena, kai tau įteikia skalpelį ir sako, dabar tu operuoji. Ir tu ateini operacinę. Ir tu pasižiūri rankas. Ir jos va taip kratosi. Ir tu galvoji, tas glušas. Marija. Jo, kas tas glušas? Jo? Tai skirtumas tarp žinojimo ir galėjimo, ir patirties, ir gyvenimo yra didžiulis. Ir ką mes veikiam, mes suprantam vieną dalyką. Be patirties, tikros patirties, be suvokimo, kuris yra kūniškas, į kurį tu gali grįžti bet kada, tu esi šalia gyvenimo, tu esi šalia kažko, bet tu nesi tai. O žmonės eina paskui tą, kuris yra tai, ką jis daro. Kuris yra tai. Ir tas matosi bet kuo. Balso, iš žmogaus balso, iš intonacijos, iš tvirtumo, iš leksikos, iš žvilgsnio, iš kūno pozicijos. Tu pasižiūri žmogų ir galvoji, va šitas gali, va šitas taip, o ten nežinau, labai protingai šneka. Ir ką? Ja. Tai dėl to mes kalbam. Ir kai aš kalbu apie tos puzlės, apie tos puzlių gabalėlius, iš ko susidedu aš, kai mes turime savęs patirtį, ne savęs suvokimą, o savęs patirtį, prasideda įdomiausi dalykai. Pirmiausia, ką Agnė sako, kad mes nustojame bijoti būti laimingi. Nestebina šitas klausimas. Mes nustojame bijoti būti sėkmingi. Mes nustojame bijoti apskritai savęs. Dėl ko mes einame į gynybą, dėl ko mes saugomės pasaulio. Nes mes bijom savęs, mes nežinom, kas aš ir ką aš galiu padaryti. Ir kaip aš atrodau. Pamatyti save iš tikrųjų, koks tu esi, yra turbūt pati didžiausia dovana, kokią žmogus gali savo padovanoti. Bet kai aš žinau, kas aš esu, kai aš žinau, kokiais veikimo principais aš veikiu šitame pasaulyje, man nereikia lygintis, kaip Agnė sako, man nereikia bandyti konkuruoti, nes kito tokio kaip aš nėra. Nėra kito tokio. Va šita Adrija, jinai, kai išeis iš šito pasaulio, kitos tokios nebus. Ar tai čia pasaulis labai nuo to nukentės? Nemanau. Bus kažkas kitas. Bet to žmogaus nebus. Ir tame visas įdomumas. Ir kai tu atrandi, kas tu esi, tu supranti savo vertę. Ne diplomų ar kažkieno pagirimų prasme, bet tu supranti, kame tavo vertė šitam pasauliu, kaip tau funkcionuot, kaip tau veikti. Bet vėlgi grįžtam nuo to, ką mes veikiam versle. Mes einam per pačias elementariausius žingsnius, kurie prasideda nuo pačio pamatinio žingsnio, kuris vadinasi, kokios mano pagrindinės baimės. Ko aš bijau. Ir kaip tai, ko aš bijau, atsispindi mano gyvenime. Mano sprendimuose. Kaip tai įtakoja verslus. Pradedi matyti, reflektuoti su savim. Yra žmonės, kurie
lengvai daro sprendimus. Labai lengvai priima. Ar ne? Ryte sugalvojo išeiti iš darbo, vakarį išėjo. Čia aš galėčiau taip. Čia apie tave. Ja? Yra žmonės, kurie priima sprendimą, tada mėnesį vaikšto, masto, dėlioja, strateguoja, įsivertina, pasižiūri savo finansus ir tada po mėnesio priima sprendimą išeiti iš darbo. Yra žmonės, kurie priima sprendimą išeiti iš darbo, bet tada nubėga, susiranda kitą darbą, aplikuoja ten į darbų, pasitvirtina, kad jie gali, jau turi vietą, jau ten viena koja kitur, ten pereina daugybę susitikimų ir žino, ko nori, ir paskutinė akimirka paleidžia čia ir sveria kažką kitą. Yra žmonės, kurie sugalvoja išeiti iš darbo, parašo pareiškimą internetu ir tą patį vakarą išskrenda atostogauti porai metų. Ir keliauti po pasaulį. Už ką? Už paskutinius pinigus. Jo, žinai. Šitą irgi galėčiau. Bet visą šituos... Tu dar neturi 3 vaikų. Tada dar paklausim tavęs iš naujo. Kaip? Nu, aš tikiu, kad tu galėtum. Pasimčiau tas 3 vaikus. Aš tikiu, kad tu galėtum, taip. Žinai, tai kiekvienas mes turime skirtingą sprendimą, priimam skirtingus sprendimus ir dalis to sprendimo labai stipriai priklauso nuo mano baimės lygio ir nuo to, kaip nes daugelis žmonių mato pasaulį per baimę. Jo, per trūkumą, ką Agnė minėjo, per trūkumą. Va tas pirminis trūkumas. O jeigu aš neturėsiu pinigų, o jeigu manęs neprimsi darbą, o jeigu aš būsiu niekam neįdomi, o jeigu aš tai už ką aš mokėsiu paskolą. O jeigu visi pamatys, kad aš nieko nesugebu realiai. Tai aš tai sugebu, bet yra žmonės, kurie baigia Kembridžus. Aš tai ne Kembridžas. Aš tai mūsų universitetą baigiau, tai čia palyginu su pasauliu, tai ne, čia gal man reikia Kembridžą pirmą pasibaigti, tada išeiti iš darbo. Pas mane buvo atėjęs toks pavyzdys, buvo atėjęs moteris ir jis sako, aš tokia išsekus, aš tokia perdegus, aš visiškai, sako, tu žinai, aš esu žemiau plintuso. Jis sako, man reikia surasti sprendimą. Žinai, man reikia skubiai surasti sprendimą. Gerai, sakau, kokie variantai sprendimo. Jis sako, vienas tai eiti mokytis. Ir jinai stojo mokytis. Nes kai tu esi pervargęs, visiškai neturi jėgų ir esi žemiau plintuso, tai daugiausia, mažiausia, ką tu gali, tai pulti mokytis intensyviai. Nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi bėgikai pasakys, ir tu esi bėgikė, žinai, kad daugiausia energijos sunaudoja protas. Ne? Daugiausia jėgų sunaudoja protas. Ir jeigu sugebi išjungti protą bėgdamas, sugebi išjungti, tada tu turi visai kitą rezervą jėgų. Taip. Jeigu išmoksti jį valdyti ir išmoksti jį tiesiog padėti iš šono, pavadinkim taip. Tai va čia tas Adrijos pasakymas, tu esi be jėgų, tu aiškiai identifikuoji, kad tu esi be jėgų ir tu dar labiau duodi savo protui darbo. Tai čia yra, tai ką tu su savim darai? Bet baimė. Žinai, ateina baimė, kad jeigu aš dabar staiga, dar daugiau, dar aukščiau neiššoksiu, tai tikriausiai pasaulis mane išspirs, šiukšlių kibirą. Žinai, ir tai nuo ko mes visada pradedam, nuo tų elementarių dalykų. Mes pasižiūrim, kokios yra baimės. Tarsi, ateinat į verslą ir žiūrit individualiai pas kiekvieną, kokį yra, pas vadovus. Žmogus pats labai greitai atranda. Ne, tai yra, žinai, mes mokom iš principo pradėti reflektuoti tokį dalyką, kaip reflektuoti. Mes mokom tokį dalyką, kaip pradėti stebėti. Kas yra pradėti stebėti? Pradėti mokyti stebėti. Tai reiškia mokytis, nevertinti save gerai, blogai darai. Čia nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog pradėti save, kad man reiktų išeiti iš darbo, aš darau taip. Arba aš darau taip. Tai čia nei gerai, nei blogai. Čia nėra nei viena versija teisinga. Čia tiesiog, žinai, kur tai mokom šitus dalykus ir ką tai reiškia. Tai reiškia, kad mūsų galvose yra takeliai. Kaip mes veikiam. Įvyksta A, pagal mūsų patirtį, pagal mūsų visą išmoktą reakciją į pasaulį, mes išmokstam kažkaip tai atreaguoti. Tai vyksta A, aš reaguoju B. Įvyksta tai, aš darau tai. Įvyksta yra takeliai, ar ne? Ir dažniausiai, kas yra, pavadinkim, kai nereflektuoju ir negebu stebėti, tai aš veikiu labai daug automatiškai.
Labai gražus angliškai yra pasakymas, lietuviškai verčiasi atrandu save sakant arba atrandu save darant. Tai čia žinai kur, atrandu save jau įvykus. Tai reiškia, kad... Jo. Tai reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, aš gyvenu, manimi kažkas gyvena. Realiai tai net ne aš gyvenu. Gyvena kažkoks tai įpročių susidariusių, kažkokia tai seka, kuris automatu gyvena. Net ne aš gyvenu. Ir kai pradedi mokyti reflektuoti, kai pradedi mokyti stebėti save, nevertinti, negerai, blogai, tada atsiranda pasirinkimų galimybė, kur, aš dabar matau, mane suerzino mano vadovas ir aš reaguočiau taip, o aš galbūt galiu pasirinkti kitaip. Kai atsiranda opcija pasirinkimo, tai reiškia, atsiranda opcija naujam takeliam susikurti, mano galvoj, naujom reakcijom, naujom reakcijom, pavadinkim taip, ar ne? Ir tai vadiname sąmonės plėtimu. Ir tada pradeda žmogus būti sąmoningas, tenai, kur atsiranda pasirinkimai, kiekvienam žingsnį. Tai reiškia, kad atsikeliu ryte ir kokią koją aš lipu iš lovos, dešinę ar kairę. Kai atsiranda aiškus pasirinkimai kiekvienam žingsnį, ką aš darau, kur aš stebiu, yra kažkas, kas stebi. Ir tada tam stebėjime atsiranda pasirinkimas. O tada pradeda ugdytis toksai dalykas kaip sąmonės plėtimas. Kai pradeda ugdyti sąmonės plėtimą, tada tu atseki save, reflektuoji, kad aš bijau. Bijau likti vienas, bijau likti išmestas iš darbo, nes yra paskolos, vaikai 5, 3, verkiantis, biškai padauginau. Aš bijau, kad mane mes mano partneris, aš bijau, ką tik tai turėjau susitikimą su moterim, nes sako, mes išteku ir laukiasi vaikučio ir fainai, ir sako, man sako vyras, pasirašom priešvedybinę sutartį. Ir sakau, viskas su tuo yra gerai, tik tai čia yra klausimas, mes iš kurios pozicijos tai darom, iš baimės, apsisaugojimo ir tada į ką mes einam, kas yra tikroji žinutė, ką mes darom darbuose, ką mes darom santykiuose, kas yra tikroji žinutė. Ir ką Adrija sako, mes pradam nuo tokio paprastų dalykų mokymo, kur, pradėti reflektuoti. Mes šnekam labai daug apie suaugusio vaiko ir tėtės santykius, ar ne, iš 3 pozicijų, kaip aš veikiu. Ir mes mokom reflektuoti, kad iš karto sakom, yra melas, jeigu tu įsivaizduoji, kad tu tai tikrai suaugęs, tai yra melas, taip nėra. Mes keičiam poziciją skirtingose vietose, prie skirtingų žmonių. Ir tai reiškia, kad ta mano reakcija, kur aš jau pradedu mokytis, pamatyti, kad geras, aš jau vaikas, aš ginuosi, arba aš bijau, kad tu pamatysi mane, arba atvirkščiai, aš labai noriu, kad tu mane pamatytum. Arba žinau, kas yra kaltas dėl mano gyvenimo. Kaip, ateina periodiškai žmonės, sako, man nesiseka darbe, man užknisa, kažkada tai tyrimai daryti Telijoje, kur 75% buvo, čia jau senai, galbūt senai nebetiesa, aš labai tikiuosi, kad tai yra nebetiesa, virš 75% žmonių buvo nepasitenkinę savo darbe. Nėra pasitenkinimo. Lietuvoje? Lietuvoje. Ir tada yra klausimas, tai ką jūs ten visi veikiat? Tai uždirbti pinigus, kad išgyventi. Jo, bet tada yra klausimas, kas yra atsakingas už mano gyvenimą. Jeigu aš atiduodu tą atsakomybę Telijai, bet aš noriu uždirbti ir mainai, tai tada, jeigu aš esu atsakingas ir aš tą priemu, aš gyvenu ramiai, aš neturiu pasitenkinimo, nes aš priemu tą sprendimą, kad man yra gerai šitie mainai. Aš einu, man nepatogu, bet man yra mainai pinigai. Yra vienaip jausmas. Jeigu aš kaltinu, kaip ten yra kokie nefaini, vadovai nefaini, nepripažįsta ir ten aš negaliu kurti, negaliu daryti, tai tada aš atrandu, kas kaltas, ne? Tai tada, pradedi mokyti save atrasti, kurioje pozicijoje aš stoviu ir kurioje pozicijoje aš veikiu. Nei vaiko pozicijoje, nei tėtės pozicijoje nėra nei laisvės veikti, nei kūrybos. Įsiterpsiu. Tai čia pirmas dalykas, tai pradeda mokyti refleksijos ir vienas iš metodų yra šitas atpažinti šitas 3 pozicijas. Kurioje aš stoviu, kaip aš veikiu. Aš manau, Agne, tu nepasakai esminio dalyko. Ir pačio esmingiausio dalyko, kurį kalbėti prieš kameras ir kalbant be patirties, tai atrodo
Kai kam gali atrodyti keistai, kai kam gali atrodyti arogancija, kai kam gali atrodyti ego ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų turbūt skirtumas mokymų nuo visų kitų yra tas, aš nežinau, gal aš taip negaliu sakyti, kad visi to nedaro. Tai netiesa, tikriausiai taip, mes ne vienintelės taip darom. Mūsų pagrindinis momentas yra išmokyti žmonės eiti į būsenas. Kviesti žmonės eiti į būseną. Jo. Ir patirti būseną, kuri yra opozicinė tai, kurioje jis yra. Išmokęs būti. Pavyzdžiui, ne? Aš esu išmokusi būti gynybiniai būsenoj. Jo, gynybinė būsena dažniausiai kalboje visose situacijose pasireiškia tuo, kad žmogus visada galvoja, ką jis atsakys. Jisai negali išgirsti, jis neklauso, ne dėl to, kad jisai nesidomi kitų, ne dėl to, kad jam neįdomu, o dėl to, kad tuo metu jisai koncentruojasi į tai, ką jisai atsakys. Nes turi būti protingas, turi gerai atsakyti, turi būti išskirtinis, įdomus ir taip toliau. Jo? Tai yra būsena pasirodyti, atrodyti, šiek tiek tame yra, ne šiek tiek, o tame yra labai daug ego. Ar ne? Variantų. Tai būsena iš gynybinės pozicijos gali eiti. Gali į tą patį veiksmą eiti iš, pavyzdžiui, absoliutaus saugumo būsenos. Arba iš džiaugsmo būsenos. Ir mūsų pagrindinė, kaip mano sūnus sako, fiškė. Mūsų pagrindinis arkliukas yra taip, išmokyti žmogų persijungti į kitas būsenas. Tai nėra jokia mistika. Tai nėra nieko stebuklingo tame. Jeigu aš tavęs dabar paprašyčiau, prisimink momentą savo gyvenime, kai, nežinau, kas buvo tavo gyvenime, laimingas momentas. Kada tu buvai, akimirka, kai tu tikrai buvai laiminga. Pirmas, ką šauna į galvą. Čia pasakyti? Aha. Nepasakyti, prisimint. Prisimink, kas buvo. Bet gali pasakyti, kas tai buvo. Kai įstojau į universitetą. Kai įstojau į universitetą. Dabar, mintise sugrįžk į tą jausmą, kai tu įstojau į universitetą. Gali sugrįžti? Gali. Ir dabar, jeigu aš tavęs paprašyčiau bet kokį sprendimą priimti tavo gyvenime, bet iš šito jausmo. Jauti, kad jame yra galios, lengvumo, drąsos, jauti? Kai įstojau į universitetą, aš viską galiu, dabar aš jau čia būsiu, wow. Ja? Ir iš šitos būsenos aš galiu veikti. Aš mokausi persijungti iš vienos būsenos į kitą ir žiūrėti, kaip aš matau pasaulį iš skirtingų būsenų. Ir kaip skiriasi mano sprendimai, kaip skiriasi mano reakcijos, kaip skiriasi ir visą tai pagrindinis net ne apie sprendimus reakcijas, o pagrindinis dalykas, kiek resursų aš pats turiu. Ar aš nusidrenuoju, ar esu negyvas? Negyvas. Pavargęs, užsistresinęs, bėgime, ar aš turiu visada resursų veikti. Čia yra pagrindinis dalykas, pagrindinis tema yra apie savo resursų turėjimą, juos atradimą, kaip juos visada turėti. Žinai, kai Adrija pasakoja apie gynybinės ir negynybinės, atsiminiau vieną pavyzdį, kur noriu pasidalinti. Kūrėsi viena aviakompanija, kur pagrindinė mintis buvo servisas. Kad jie labai bus orientuoti į kokybę, į servisą, ne lėktuvų aptarnavimo servisą. Tie, kurie skraidina. Tie, kurie skraidina. Gerai, nežinau, ten terminų teisingai. Ir kaip jie darė atranką? Jie sukvietė į didelę salę, tai reiškia yra scena ir visoje salėje sukvietė visus kandidatus. Nes daug šalių, jiem reikėjo daug stiuardesų, daug. Tarsi aplikuojančius kandidatus. Visus. Intervai kaip... Jo. Visus susodino kaip kino salėje visi, arba teatre visi sėdi ir laukia. Ir tada buvo užduotis visiems duoti numeriukai, tu stoji ant scenos, pasakai 3 sakinius, ten kažkokius apie save ir grįžti į savo vietą. Ir jie pagal tai atrinkinėjo. Ir pagrindinė visa atrankos esmė buvo tai, kad jie filmavo ne tai, kaip tu atsistoji į sceną ir ką tu kalbi, ir kaip tu kalbi. Jie filmavo visada žmonės, kurie sėdi.
Ir yra žmonės, kurie ruošiasi eiti, sakyti ant scenos. Ir yra žmonės, kurie klauso, kas yra sakoma. Save palikę šone, save palikę susijaudinimą, kad aš to lipsiu ant scenos, kurie klauso. Ir priminėja darbą tie, kurie klauso. Arba aš užlipu ant scenos, pasakau ir tada toksai, kur, gerai, pasakiau ir toksai atsipalaidavimas ateina, kur man nebereikia reaguoti ir nieką reaguoti, ar ne? Dalyvauti. Viskas, taip. Žinai, ir čia yra apie tai. Čia yra apie tai, kad aš veikiu iš darbiniuose susitikimuose, atsimink, kiek sėdi galvodamas, ką dabar paklausti arba ką atsakyti, bet to, kad tiesiog girdėti, kas vyksta ir tiesiog reaguoti pagal tai, kas vyksta ir kas darosi. Ir, žinai, tai ta kelionė, per kurią mes einam per, kodėl galima būtų sakyti, žinai, išmokai žmonės gyventi, veikti iš būsenų. Ir čia, ir viskas, ir valio. Daugiau nieko daryti nereikia, žinai, toliau viskas važiuoja savaime. Jeigu viskas būtų taip paprasta, būtų labai faina, bet mes viduje turime labai daug savo ten vidinių blokų, nusistatymų, žinojimų, ten įvairiausių dalykų ir pirminis tas etapas yra tokia revizija, kai mes pasižiūrim į dalykus, kurių mums dažnai seniai nereikia, kurie yra atėję iš gilios vaikystės, strategijos, kurios atėjusios iš vaikystės, nes tada tai padėjo, tai išgyveno, tai mane apsaugojo ir taip toliau. Ir vienok mes tas strategijas iki šiol naudojam. Ir baisiausia, kad mes nematom tų strategijų, mes jų patys nepastebim, nes tai tapome mes. Bet aš tapau tai, nes vaikystėje, jaunystėje aš taip elgiausi ir tai yra dalis mano. Žmonės tai vadina charakteriu. Sako, mano toks charakteris. Nėra tokio daikto kaip charakteris. Mes pasirenkame būti vienokie ar kitokie. Tai tas pradinis etapas yra, kada... Arba galime save susikurti, persikurti visai kitokį. Jo, bet tai pirmą reikia pamatyti, ką tu turi, koks tavo bagažas, kame tavo bagažas, ar ne? Labai dažnai pas mane ateina žmonės ir bet kokį sakinį pradeda nuo bet. Okay. Bet, žinok, o bet yra toks judesys, kuris reiškia ne. Gali kalbėti, sakyti, jo, bet žiūrėk. Taip, bet vis tiek, supranti, tai aš sutinku, bet ir taip toliau. Ir tai rodo sąlygas ir ribas, kurias žmogus yra užsidėjęs savo. Tarkim, mes siūlom žmogui variantą, žmogus sako, taip, bet supranti, aš ir ieško visų įmanomų variantų, kas jam leistų to nedaryti, arba kodėl neverta to daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ne apie tai, kad žmogus kvailas, tinginys, nenori ir taip toliau. Tai yra apie tą vidinę strategiją, kuri vaikystėje buvo, tarkim, mama sakė, nesikišk, nelysk, nebūk tu protingesnis už visus. Man mama sakydavo, aš ten pirmose klasėse ypač gerai mokiausi ir mama sakydavo, tik nesakyk, kad tu labai gerai mokai, sakyk, kad neblogai. Ir aš galvodavau, tai kam aš gerai mokausi? Šis kam aš tada stengiuosi, jeigu aš negaliu net pasakyti, kad aš gerai mokausi. Jo? Tai yra ta strategija. Ir mes tą strategiją paimam kaip savo ir po to labai sunku jos atsisakyti. Yra žmonės, kurie gyvena vien kompromisais. Ir gyvenimo strategija yra kompromisai. Bet kompromiso įdomumas yra tas. Ir didžiausia tragedija kompromiso yra ta, kad kai mes darome kompromisus, mes patys nusprendžiame daryti kažkur kompromisą. Daryti kažką, kas man nepatinka, bet aš darau tai dėl tavęs, Luka, nes tu labai norėjai. Tai aš darau kompromisą. Aš tau nesakau, Luka, aš dėl tavęs darau, žinai, ne. Aš tiesiog tai darau. Luka manęs neprašė daryti kompromiso. Luka tiesiog sako, žinai, darom tai. Ir aš galvoju, ne, aš nenoriu, man nepatinka, bet kad nesusipykčiau, kad būtumėm gerose santykiuose, aš imu ir darau. Aš vieną kartą darau, antrą kartą darau, trečią kartą darau, 26 kartą darau. Ir Luka galvoja, kad tai esu aš. Nes aš pati nusprendžiau tai daryti. Lukai net ir į galvą nešauna, kad aš tai darau dėl jos. Ir kai aš vieną dieną ateinu ir sakau, žinok, aš tai dėl tavęs darau, Lukas sako, eik tu švilpt. Kas šitas prašė? Ar ne? O man tai yra didžiausias skausmas.
Bet gyventi kompromisų strategija yra kas antro žmogaus sprendimas. Tai va tas etapas, kai mes pasižiūrime į visas savo strategijas, nuo to, kaip mes priimam sprendimus, nuo to, kiek mūsų gyvenime yra kontrolės, kaip mes susitvarkom su kontrolė ir pasitikėjimu, ir tikėjimu savimi, nes kontrolė ir pasitikėjimas yra, taip švelniai sakant, jie va taip atrodo. Bet toks ženklas, kontrolė ir pasitikėjimas. Jo? Ir visą laiką mes turim surasti tą balanso tašką, kuris jungia šitos dalykus. Kiekvienam atveju, kiekvienam susitikime mes ieškome šito balanso taško, kad nebūtų per daug kontrolės ir vien pasitikėjimas irgi išneša žmonės nei ten, nei šiandien. Tai einam per kontrolę pasitikėjimus, einam per gebėjimą sakyti tiesą, einame per savisaugos visus mechanizmus. Pasižiūrime tuos dalykus, tiksliau sakant, ne mes žiūrime, mes neužsimam psichologiją. Žmogus pasiima savo visas gyvenimo sferas ir tiesiog pereina tokį čeklistą, pasidaro, kas, kur, kaip veikia, kodėl veikia taip ir taip. Ir į kurioje vietoje, iš kurios strategijos jis gyvena. Ir kai mes pamatom savo strategijas, tos strategijos grįžtant prie įmonės. Yra 100% įdiegiamos įmonėje, kurioje aš esu. Atėjęs žmogus su savo strategijomis, į tą strategiją iš paskutiniųjų neša įmonę, nes jis yra tai. Žmogus, kuris gyvena kompromisais, įmonėje bandys rasti visus įmanomus kompromisus ir žais su visais kompromisų žaidimus. Ieškos, lauks, tikėsis kompromisų. Jeigu jo negaus, pyks. Ką mes sakom? Kaip? Sproks vieną Aišku, momentą. kad taip. Arba jis, arba partneris sproks. Ką mes sakom, žinai, paprastą žinutę čia dabar. Kad, žinai, ta banali tiesa, ką visi vadovėliai rašo. Kad kai pradedi suvokti save ir pradedi suvokti savo tos mechanizmus, kaip veikia arba neveikia, iš kurios ten baimės, džiaugsmo, beleko eini, ne? Keiti save ir stebuklingai pradeda keistis aplinka. Stebuklingai pradeda keistis aplinkybės darbe. Stebuklingai pradeda keistis santykiai su tais pačiais žmonėm, kurie ką tik tai nervavo, labai nervavo ir jie niekam tikė ir visiškai absoliučiai niekam tikė. Staiga žiūrėk, kad jie tampa visai tikė ir visai veiksnus ir visai kuriantis. O kodėl tampa tikė? Kodėl tampa tikė? Nes kai mes išplečiam savo sąmonę, mes galime priimti žmogų toks, koks jis yra. Nekovot su juo, nepykt ant jo, tiesiog priimti. Aš gal su tavim neisiu į ten, žinai, daryti vieno projekto, nes man bus sudėtinga, bet tai netrukdo man tavęs priimti ir gerbti. Išeiti pagarbą, nes, čia, žinai, iš serijos, kodėl mes nepriimam kitų žmonių? Vat kodėl? Kaip tu manai? Savęs nepriėmė. Exactly. Tai, ko aš savyje negaliu priimti, aš negaliu priimti tavyje 10-teriopai. O tada grįžtant, žodžiu, tai pirmas dalykas ateinat į verslus ir mokot refleksijos. Ir čia viskas įeina po šituo, Per būsenas. Mes perinam per visas gyvenimo sferas, nes turi būti balansas tarp žmogaus asmenybės, jo kūrybiškumo, jo savirealizacijos, jo sveikatos, jo kūno pojūčių, jo finansų, jo hobių, draugų ir jo realizacijos darbe. Labai svarbu pereiti per visas sritis ir būti balanse visose srityse. Nes jeigu darbas arba ten, nežinau, bet kas gali, hobis gali būti kompensacinis mechanizmas. Ar ne, labai dažnai žmonės, kurie turi problemų santykiuose, metas į darbą. Jo, paskęsta, pradingsta darbe, tam, kad nereikėtų spręsti skausmingų momentų santykiuose. Arba atvirkščiai. Ar ne? Žmogus, kuris paskęsta santykiuose, staiga darbas nueina į 26 vietą, nes dabar pas mane meilė žydė visom spalvom. Čia, žinai, grįžtu prie verslų, prie tavo klausimo. Ar ne? Mes tai labai gražiai susipaišėm kaip, nežinau, kaip medį, metaforą medį. Ne? Kada jis gyvas ir nuo ko gyvas, kas yra verslas, kada jis gyvas. Yra priklausoma nuo to, kur verslas yra ir koks jo poreikis. Pirma yra, ne tai, kad pirma, nes vieni neturi šaknų, kiti turi šaknis. Kas yra šaknis mūsų įsivaizdavime, arba mūsų šitą metaforą medžio šaknis, ar ne? Tai yra hardas. Hardas yra, kaip mes valdom verslą. Taisyklės.
tai yra finansai, tai yra struktūra, tai yra atskaitomumas, tai yra KPIs, tai yra, tu sutvarkai sistemą, kaip tu ją valdysi. Ne? Kaip bus valdomas, kaip bus žiūrima rezultatai, kaip bus žiūrima, mums sekasi, nesiseka. Tai yra tu susitvarkai principus paties verslo, kaip tu jį valdai. Ir ten, kur kartais ateinam ir sako, mums padarykit, nežinau, ką nors, tu supranti, kad nėra elementarių dalykų, nėra elementarių, nežinau, rodiklių, pagal ką vertinsim, susirinkimų ritmų, nėra struktūros, kliento struktūroje neegzistuoja, nes yra struktūra, kurioje nieks nesako žodį klientas ir jo poreikiai. Ne? Yra kur klientam iki va šitų dalykų, ką mes šnekam, neinam, kol nesutvarkom tvarkos. Tai reiškia, visiems tvarka atneša saugumo ir stabilumo. Paprasta tvarka. Vat mes susitvarkom kambarį ir atnešam, gerai, tai mama nerėks, arba ten iš paauglystės atsimenam. Paprastas suvokimas. Tai yra pradžiai, yra supratimas, kad be paprastos tvarkos, kaip yra daromas verslas, ką daro kiekvienas žmogus, ką daro kiekviena komanda, kur kaip komandos susišneka, kaip mes vertinam, kaip mes žiūrim, kaip mums sekasi, kaip mes planuojam, ką mes darom. Tiesiog tvarka, tvarka, ar ne? Tai vadinasi hardas. Ir tada yra kamienas, to prie jo prieisim, ir tada yra lapai ir šakos ir lapai. Lapai tai mes vadiname šakas ir lapus, mes tai vadiname kaip? Softas. Tai vadinasi softas, ar ne? Tie įgūdžiai, kurių mūsų mokykloje nemoko. Nes mus moko kaupti žinias ir kaupti intelektą. Čia gerąją tą žodžio prasme sakau. Ir mūsų nemoko, kad kas yra baimės, kaip mes užsidarom, kad mes nemokam konfliktuoti. Mes į konfliktą arba labai bijom žiūrėti, arba atvirkščiai labai agresyviai reaguojam. Kad mes nemokam duoti vienas kitam atgalinio ryšio. Kad mes nemokam susikalbėti per pavyzdžiui, brainstormus, kur nužudomos žalios idėjos ir sielos žmonių nuostabios, ką jie galėtų sukurti ir ką daryti. Mes esam labai tokie drambliai vieni kitiem, tokie, kur nejautriai, nereaguojantis arba reaguojantis labai aštriai ir mes neturim šitų įgūdžių, kaip sąveikauti, kaip daryti. Tai reiškia, viena yra tvarka, o kita yra, kaip mes tai darom, kaip mes sąveikojam, kaip procese mes judam, ką mes darom, kai mums netinka kolega. Mes einam skųstis vadovui ir sakom, tai čia davai išmes, nes jisai mums netinka. Ar mes visi kartu sprendžiam. Ką mes darom, kai mums kolega, vienoje įmonėje mes darėm 2 ratus, nes vienas kolega labai labai gerai dirbo. Ratus tokie yra pasitikėjimo ratai, tai vadinasi, mes kartais darom pasitikėjimo ratus, kur susėda ne atskirai nepliotkinti, apie ką kolego, visi kartu sėdam ir šnekam. Ir vienas vyrukas labai gerai dirbo. Bet juodai keikėsi. Juodai keikėsi ir juodai žemino kolegas. Kad idiotai, nedirbantis, tiesiog žemino. Tikrai to žodžio prasme. Ir tada yra klausimas, mes jį laikom, nes jisai labai gerai dirba ir mes tai kas? Kolektyvas ar čia vadovai turi nuspręsti? O mes ir pabūsim tokie aukos, kur mūsų žaidė ir patrauks dabar kompromisas. Mes būsim tie aukos, kur įkalbėjom vadovą ir mes dabar, mūsų išgelbėjo. Ar mes mokysim vieni kitus už save stovėti ir atvirai sakyti, man tai, ką tu darai, mane žaidžia. Tu gali tęsti daryti, aš gerbiu ir vertinu tavo gebėjimus, aš tokių gebėjimų neturiu, bet gal aš turiu kitus gebėjimus, kurie tau irgi reikalingi. Nes mes esam sąveikoje, nes kai pradedi prašyti struktūrą, tu supranti, kad vieni nuo kitų esam priklausomi. Nėra atskirų skyrių, nėra atskirų žmonių, mes vieni nuo kitų priklausomi ir tada mūsų bendra yra sėkmė. Tada tu pradedi mokyti žmonės, kaip daryti, kaip sąveikauti, kaip bendrauti, kaip eiti į kūrybą, kaip eiti į atgalinį ryšį, kaip eiti į konfliktus, kaip dialogą turėti, kaip išmokti klausyti, kaip išmokti girdėti, kaip išmokti kalbėti. Šitie dalykai, kurių mes esam nemokyti didžiąją dalim. Ir tas pletko atsiradimas, cinizmo atsiradimas įmonėse, kur mes neinam ir nesirūpinam tuo kaip, tada žmonės yra žmonės ir jie pradeda tą daryti, mums patinka tai ar nepatinka. Mes sakom, verslas yra verslas, turim dirbti, mums patinka ar nepatinka, žmonės yra žmonės ir jie pradeda
įtampų kilti, psichologinių dramų, skūstis, politiką užsiminėti. Mes turim tokį pasakymą, žmonės užsiminėja politiką. Politiką žmonės užsiminėja, kai nėra erdvės jiem būti išgirstiem, priimtiem ir susitarimams, kaip veikiam toliau. Ne? Tai mes labai, tas pasakymas, ką mes darom versluose, labai priklauso apie ką verslas. Jeigu jis yra bankrutuojantis, tada sakai, nėra apie ką čia eiti dabar susikibus rankom klausytis, kaip mes ten mokytis klausytis, mums tiesiog dabar reikia kasti nuo ryto iki vakaro ir susitarti, kada mes atsipučiam ir kada mes ką darom. Tai susitarti žingsnius. Nes įvardinti garsiai, dabar mums yra bėda ir mes darom tai. Ir mes nedarysim nieko kito. Ir kai mums yra jau gerai, tada mes pradedam daryti ir kitus dalykus. Tai yra tokia susitarimų kultūra, kurią pradedam įvedinėti ir kur mes įsivaizduojam, kad visi suaugę, kad neturi visi skūstis eiti pas vadovą. Čia kaip gera patirtis buvo vienam startupė, kur, žinai, žmonės labai labai vertina laisvę. Ten buvo, visi skyriai vertina, visi vertina laisvę. Nes jauni, nes faina, kai galiu eiti darbą, galiu neiti, galiu kurti, ką galiu kurti ir tas labai labai yra vertinga. Bet dar vieną kampą, ką norėjau, Adrijos tokia tema, kur grįšiu tai pasakyti. Žinai, iš vienok mes sakėm, kad visi žmonės sakė, kad vertina laisvę, ten iš 50 žmonių. O kitur, kur mes pradėjom sakyti, kas netinka mums darbe, mes pradėjom sakyti, pas mus nėra vadovo, pas mus nėra kas prižiūri, pas mus nėra kas mane apgina, kas pasako, kad kitas kolega yra netoks, kur mums reikia darželio auklėtos. Ir kai sakai, tai o čia kaip koreliuoja tarpusavė, bet šita tema ir šita tema, ir tu supranti, kad, ir mes esam priešpriešai, mes esam poliariškume. Ir tada tu sakai, mes norim ir to, norim ir laisvės, bet mes norim, kad mus kažkas tai eitumėm susitarimų kultūrą. Mes tada norim kažką tai statyti. Ir tu supranti, kokiam etape yra koks kolektyvas arba kokia įmonė ir tada eini daryti tai, kame yra kolektyvas, o ne ką mes čia turim savo agendą. Grįžtam prie žmogaus, čia žinai, Adrija turi labai gražų klausimą visada, kuris man labai 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 patinka. Kiekvienas žmogus turi prigimtinį ilgesį, tas irgi žodis, į meilę, į laisvę, į laimę, į realizaciją. Bet ilgesį. Ir galime skirtingais gyvenimo etapais norėti vieno labiau, o kito mažiau, bet tai yra 4 dalykai, kas mūsų yra tokie kertiniai esminiai. Ir tas klausimas, kurį man labai labai patinka, kai Adrija užduoda dažnai kolektyvuose, sako, va dabar sėdam ir visi parašom, kam aš atidaviau teisę į savo laimę, į savo meilę, į savo laisvę ir savo realizaciją. Kam aš atidaviau teisę už mano šitus poreikius didžiuosius, kas man juos reguliuoja, kas man juos įtakoja, kur jie yra. Ir labai toksai, žinai, kur, čia vienas iš tokių klausimų, kur tu eini reflektuoti su savim ir supranti, kad to žodžio motyvacija nėra, ką visi siekia ir įmonėse. Nėra tokio dalyko kaip motyvacija. Kai žinau, kodėl ir kam, manęs nereikia judinti. Aš pats einu tą daryti, nes aš žinau save, aš žinau kodėl ir kam. Aš biškai įsiterpsiu. Klausimas, yra 2 klausimai svarbus. Vienas klausimas yra kam, kodėl ir kam. Ir šitas klausimas yra iš tokio labai bazinė pozicija ir jinai yra iš labai materialaus taško. Kodėl ir kam. Aukštesnis lygmuo yra vardan ko. Ir šiandien įmonėse styro klausimas vardan ko. Prasmės? Taip. Vardan ko aš tai darau. Ir tai gali būti bendras mūsų įmonės susitarimas, tai gali būti žmonių suvokimas paties savęs. Tai nebūtinai bendras mūsų tikslas gelbėti delfinus. Čia labai sarkastiškai šneku, bet tai tas, kur suraskim vieną tikslą. Tai gali būti nebūtinai vienas tikslas, o gali būti labai vienas tikslas. Atsiprašau. Jo, bet vardan ko klausimas, jis visada dažniausiai atveda į pirminį atsakymą ir kaip taisyklė visi atsako į klausimą vardan savęs. Mes nieko nedarom vardan pasaulio. Jeigu sąžiningai, niekas nieko nedaro vardan pasaulio. Visi viską daro vardan savęs. Bet ir dėl delfinų, ne? Ne dėl delfinų. Bet dėl delfinų mes darome, aš esu laiminga, kai aš galiu išgelbėti delfinus.
Taip skamba atsakymas. Kai aš gelbėjau delfinus, aš esu laiminga. Kai aš prikabinu lesyklėlių, aš tą dieną esu laiminga. Kai aš iškepu duoną ir atnešu į įmonę ir visi valgo mano keptą duoną, aš esu laiminga. Taip veikia. Ne aš laiminga, nes tu valgai, ne įmonė laiminga, o aš esu laiminga. Ir šito vietoje nėra motyvacijos. Tu negali užmotyvuoti žmogaus būti laimingu, bet kai aš išgyvenu šitą jausmą, nes man didžiausias kaifas, man kaifas kepti ir kaifas nešti, ir kai aš padedu ir visi valgo ir čepsi ir sako, o kas šitą duoną iškepė, o čia Luka iškepė, Luka iškepė, kaip faina, Luka, ačiū. Kokia gera diena. Aš kažkada su studentais buvau sugalvojęs tokį fintą, kai dėsčiau akademijai. Prisigalvodavau visokiausių cirkų. Nežinau, ką studentai apie mane galvoja, bet prisigalvodavau daug cirkų. Pavyzdžiui, kai studentas vėluodavo į paskaitą, jeigu pavėluodavo 15 minučių, užduotis būdavo kurti poemą. Kursas sugalvodavo pavadinimą ir jisai kitą paskaitą atneždavo parašytą poemą. Labai įdomu, nes tie mano studentai tapo garsiais žmonėmis ir aš turiu krūvą poemų dabar, kurias jie rašė. Jeigu studentas praleido paskaitą be priežasties, jisai kepa pyragą. Nesvarbu vaikinas, mergina, nesvarbu gyveni bendrabutį ar kur. Tu kitą paskaitą atneši pyragą. Kadangi mūsų akademijoje tuo metu nebuvo valgyklos, tai visi laukdavo tų pyragų. Ir čia įvyko labai įdomus dalykai. Vaikinai kepė pyragus. Vienas vaikinas, aš atsimenu, puikiai iškepė duoną. Didžiulį duonos kepalą atnešė mums visiems. Maža to, iš kažkur nusipirko kažkokio naminio sviesto ir padarė jį su žolelėm. Ir po to aš kalbu su juo, sakau, žinai, kepti duoną, reiškia, tu turi užminkyti raugą ten ir taip toliau, daug reikalų, čia tau ne šiaip kokį ten obuolių pyragėlį iškepti. Ir jisai man sako, o jie būsimi režisieriai, būsimi aktoriai, žinai, ir tas vaikinas buvo būsimas režisierius. Ir jis man sako, aš praėjau visą gyvenimą su tuo tavo sušikta duona. Aš iš pradžių tavęs nekenčiau. Aš tavęs nekenčiau savaitę. Paskui aš skambinau savo mamai, sakiau, šitą dūrą, liepė kepti duoną. Tada mama sakė, gal dūra, gal nedūra, bet padaryk tą, 3:10. Tada aš ištisai skambinėjau savo mamai, aš minkiau duoną, skambinau mamai, o mama mano virkė iš džiaugsmo ir sakė, va, šaunuoliukas, kaip tau gerai sekasi. Sako, tai aš visą savaitę bendravau su mama. Tada aš iškepiau duoną ir jinai nepavyko. Ir aš ją išmečiau. Aš vėl tavęs nekenčiau. Tada aš ją išmečiau po velnių, bet aš iškepiau jau po to antrą duoną ir jinai pavyko. Ir kai jinai pavyko ir kai aš išsitraukiau iš orkaitės, aš supratau, kad aš nugalėjau save. Ir aš apsiverkiau. Ir atnešė jisai tą duoną ir sako, noriu aš tau pasakyti vieną dalyką. Aš tavęs taip nekenčiu, kad aš tave net myliu. Tai va tai yra patirti save per kažkokį veiksmą, ar ne? Ir mes visi norime patirti save. Ir įmonėje, bet kokiame pozicijoje mes ateiname į tą poziciją patirti savęs. Mes neteiname išgelbėti įmonės ir delfinų. Mes ateiname patirti savęs toje pozicijoje. Va šitam per šitą funkciją aš išgyvenu save kaip su ta nelaiminga duona. Ir ką mes kai mokom per santykius, kai aš esu vaiko pozicijoje, pavyzdžiui, ar ne, aš esu aukos pozicijoje, mane verčia, mane duoda motyvacijos, manęs nepagiria, manęs neįvertina, aš esu nebrangus, ne, yra visa šita dalis, kur ta Adrijos pavyzdį, kur aš nekenčiu įmonės, nekenčiu vadovų, nekenčiu kolegų, vat yra ta dalis, pasipriešinimo dalis. Jeigu atsiranda dalis, kur aš esu suaugęs, aš pasirenku tai daryti ir pasirenku tai veikti. Mano resursai yra visai kiti, mano smalsumas visai kitas, mano interesas visai kitas ir aš už save atsakau, ne įmonė, ne kas nors, aš už save atsakau ir man tikrai didžiulis kaifas, kai man pavyksta ir tikrai yra nuostabu, kai man nepavyksta, nes aš žinau, kas man nepavyko. Ne dėl to, kad aš slepiuosi, kad mane toj patikrins ir įvertins, o aš žinau, kas man nepavyko. Ir tai yra didelė vertybė, nes tai yra
Tai yra patirtis. Žinai, labai vienas iš įrankių svarbių, kuriuos mes darome, jis yra dviejopas. Vienas dalykas yra, kai mes susirenkam įmonę ir darom diagnostiką, kada visa įmonė pasižiūri, kokioj situacijoje, kokiam variante jie dabar yra momente. Ir kitas variantas yra ta pati diagnostika, kurią kiekvienas žmogus padaro apie save. Revizija savo paties. Ir įrankis yra nuostabus. Tiesiog dovanoju, pabandykit, padarykit. Atsisėsti ir parašyti apie save visą tiesą. Tai nėra paprastas dalykas parašyti apie save tiesą, nes mums sunku pamatyti tiesą apie save. Įrankis yra paprastas. Mes išimam iš savo aprašo gyvenimo aprašo, kaip aš aprašau savo gyvenimą, mes išimam visus būdvardžius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu aš vertinu kažkokią situaciją ir rašau, kad mano gyvenime buvo labai skausminga situacija, kai mane paliko mano draugas. Aš išimu žodį skausminga ir aš sakau, mano gyvenime buvo situacija, kai mane paliko draugas. Ten buvo labai nesąžiningas žmogus, kuris mane apgavo. Aš dar rašau, ten buvo žmogus, kuris mane apgavo. Ir išimu visas šitas mano nuomonės, mano santykiai, nes mano santykis yra labai mano santykis. Ir surašau visą savo legendą. Ir tada pasiskaitau ją ir pasižiūriu, kasgi ten iš tikrųjų įvyko. Nes įvyko labai paprasti dalykai, įvyko tiesiog situacijos, o visas spalvas ir atspalvius sudėjau aš pati. Ir tik tai tuomet, daugiau mažiau, mes matome, koksgi buvo scenarius, kokia ten buvo istorija. Jinai būna labai paprasta, elementari, joje nebelieka, daug skausmo dingsta, nes mes kabinamės už to skausmo, mes laikomės už skausmo, mes teisiname skausmu, mes pateisiname skausmu save, nes mes dažnai lengvai mokomės per skausmą ir retas, kuris žmogus mokosi per džiaugsmą. Tai vat dar viena žinia, kurią mes nešam su Agne ir kuri yra labai, man regis, naujoviška ir labai labai aktuali. Mes nešam žinią, kad mokytis per džiaugsmą yra lygiai taip pat efektyvu, kaip mokytis per skausmą. Nors didžioji visuomenės dalis mokosi per skausmą. Ir vertina skausmą, nes tai atėjo iš mūsų tėvų ir senelių patirties. Mano močiutė sakydavo, ką tu supranti, tu Sibire nebuvai. Ką tu čia gali paaiškinti? Ir jokio argumento šiandien negaliu pateikti, aš nebuvau Sibire. Aš nemačiau jokios baltos meškos. Ką tu supranti, tu meškų nemačius. Man močiutė sakydavo, meškų nemačius. Mano mama sakydavo, tu nartos nemoki pasikinkyti. Tu jakutiškai nemoki. Tu net nežinai, kas yra nartos. Nu, tai vat ką, kai šunys pakinko, žinai, kai šunys bėga. Ja, matai visai. Ir, žinai, ir kai tavo argumentas yra skausmas, ir kai mes augom visi išargumentuoti, tu nebuvai kare, tu nežinai, kas yra skausmas, tu nežinai, kas yra badas, tu nežinai, kas yra šaltis. Ir taip toliau, dabar intuityviai jaučiam, kaip jaučiasi Ukraina ir visa kita, tai liktai yra pas mus toksai bendrystės jausmas ir skausmas už tai, bet mes patys to nepatyrėm. Jo? Bet yra kitas kelias. Yra kitas kelias mokytis per džiaugsmą ir jis yra lygiai tiek pat efektyvus. Lygiai tiek pat. Tik tai tiek, kad paradoksas tas, kad mūsų prigimties pagrindinė šaknis ir yra džiaugsmas. Mes esame džiaugsmo būtybės. Mes visi esame džiaugsmo šaltiniukai tokie mažučiai. Ir kai mes patiriam džiaugsmą, natūralu, kad mums atrodo, tai savaime suprantama, taip ir turi būti. Bet taip ir turi būti, aš turiu dabar mažą šuniuką, globoju tokį. Jis visą laiką džiaugiasi. Jis niekada neliūdė, aš nemačiau jo liūdinti. Jis visą laiką džiaugiasi, visą laiką suranda ką sugriaužti ir kur ką prigadinti. Bet jam atrodo, kad jisai puikiai randa ką veikti. Ne? Ir jis visą laiką džiaugsme. Nė sekundės nėra, kad jis liūdi. Tai vat yra mūsų prigimti tai. Bet džiaugsmas yra toks pat geras mokytojas kaip skausmas. Adekvačiai toks pat. Ir mes galime mokytis iš džiaugsmo. Beje, lengviau mokytis iš džiaugsmo. Kad, pirmas dalykas, ką darot įmonėse, tai yra refleksija. Refleksija. Ir tada tokio daug būna kažkokių mažų, kaip čia pasakyti,
metodikų, kurios tokie, tokie, okei. Aha. Tai aš to tada, kai pirmą kartą, kai jūsų nepažįstant, toks, tai kam aš pasirašau? Tai čia, vat, žinai, iš tikrųjų, tai tą praeitą kartą aš sakiau praeitą kartą, kad mes kalbam apie tai, mes tiesiog iš principo mes parodom žmogui jo veikimo strategiją ir sistemą, kaip jisai veikia. Bet kai mes kalbam apie įmonę ir nuo pat pirmo susitikimo, ašis viso ko yra jo veikimo strategijos. Tai yra, ar žmonės veikia iš vaiko pozicijos, iš tėvo pozicijos, ar iš suaugusio žmogaus pozicijos. Koks skirtumas tarp tų pozicijų, kokie rezultatai, jeigu mes veikiam iš vienos kitos pozicijos. Suvokimas apskritai ateina, kad pala, pasirodo, mes visi žmonės važinėja per visas 3 pozicijas, bet labai svarbu esminiuose sprendimuose vis dėlto veikti iš suaugusio žmogaus pozicijos, nes tik tai ta pozicija, ta strategija turi realiai kūrybinę galią ir kuria kažkokį tai konkretų produktą. Tai vienas momentas. Ir labai svarbu, kad įmonėje atsirastų suvokimas ir bendra leksika. Nes kol mes neturime vieno bendro suvokimo, kas tai yra, kaip tai veikia, kaip tai reiškiasi mūsų pasirinkimuose, sprendimuose, mūsų tam softe bendravimo lygmenyje, kaip tai atrodo įmonėje, kol mes nesuprantame, kas tai yra, kaip tai atrodo, tol mes vieni, dažniausiai yra tas momentas, kai mes savo pasakojam pasakas, meluojame ir įsivaizduojam, kad viskas yra gerai. Tai čia tas pagrindas, nuo ko viskas, į ką viskas atsiremia, tai yra tos 3 pagrindinės strategijos. Ir labai svarbu suprast, kad kai mes kalbam apie vaiko poziciją, tai mes nekalbam apie vaikus. Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad mes čia kalbam apie jų vaikystę ar kažką. Ne, tai yra suaugusio žmogaus vaikiška strategija. Užsišiksiu. Dabar. Taip, nekalbėsiu su tavim. Ten tas pavyzdys, žinai, kur Pletka yra iš vaikų. Iš vaiko pozicijos, frakcijos yra iš vaiko pozicijos. Mes čia 3 susitarkime, mes čia pašnekėsim, nes jie tai iš viso ten, žinai, nieko neišmano, čia mes 3 dirbam, visi kiti nedirba, mes čia galingos moteris, jie tai glušiai, ir taip toliau. Jo, čia frakcijas mes kūrėm. Vaikai manipuliuoja, vaikų tikslas įtikti, patikti. Pagrindinis vaiko tikslas yra įtikti, patikti. Kaip tai įmonėje atrodo, kai žmonės iš paskutinių stengiasi įtikti, patikti vadovam. Pasirodyti iš geresnės pusės, meluoti, išsisukinėti, manipuliuoti, kad tik tai tu mane matytum iš gerosios pusės, slėpti savo klaidas, nesakyti, kas mane pavyko. Kita vertus, aš turiu labai įdomų pavyzdžių, kai aš kalbu su žmogumi, kurio ten pozicija nėra labai aukšta. Ir jisai man pasakojo dalykus ir aš matau, kad yra labai daug vertingų idėjų. Ir aš sakau, žiūrėk, bet tu toks kūrybingas, tu toks įdomus, ar tu papasakoji vadovui? Ne, sako, tikiuosi aš toks, kad čia pasakočiau. Bet sakau, tai, ką tu man sakai, yra tiesiog deimantinė idėja. Jo, bet žinai, tai kas, aš čia, pas mus komandoje, tai nesakysiu. Kodėl? Žinai, čia pagalvos, kad aš gal dar noriu čia, žinai, nereikia man, aš nenoriu. Ir nužudo savo idėją. Ir yra, žinai, tas buvo mums su Agne pavyzdys labai įdomus, kai įmoniai mes darėm praktiką ir taip labai sąmoninga įmonė ir labai sąmoningas vadovas, labai atviras, labai drąsus. Atrodo, jau tiek suaugęs žmogus, žinai, taip smagiai beveikiantis. Ir jisai daro ten praktiką su tokiu jaunuoliu. Ir tas jaunuolis taiga sako, aš save pagavau, kad aš nieko daugiau nedarau, tik stengiuosi jam patikti. Nieko daugiau nedarau. Aš nesuprantu, kodėl. Ir vadovas atsisuka, sako, kas tavęs prašė? Ar tavęs kas nors prašo čia man patikti? Sako, aš nežinau, nieks aš negaliu kitaip. Aš tau pagatavas, nežinau, padus čia laižyti. Aš nežinau kodėl, aš negaliu tau pasakyti tiesos. Vadovas stovi, sako, sakyk. Ir jis stovi, sako, aš negaliu.
Aš negaliu sakyti tiesos. Aš nesuprantu, kodėl. Aš bijau. Ir ne dėl to, kad tai vadovo arba įmonės kultūros klausimas. Tai yra jo vidinis klausimas. Žinai, bet kai staiga mes pasakom, it's okay, mūsų kultūroje tai yra gerai, sakyk kaip yra, sakyk, kas tu esi, nustok slėptis, nustok bijoti, išdrįsk būti savimi. Ir tose praktikose staiga atsiveria tokie dalykai, gimsta tiek idėjų, paradoksas, žmonės kalba, atrodo paprastus dalykus ir staiga išeina ten po nedidelio dialogo su pasiūlymais. Galima dar tą, mes turim idėją ir taip toliau. Tai pamatas, iš ko mes startuojam, yra atskleisti, kaip veikia tos 3 pagrindinės mūsų veiklos strategijos. Kaip jos koreliuoja tarpusavį, kaip koreliuoja tėvo vaiko santykiai, kaip koreliuoja 2 vaikų santykiai. Ir kaip tai atrodo, kai įmonės bent 10% žmonių stoja į suaugusio poziciją. Nes įvyksta realiai stebuklas. Tai yra tikrai stebuklas. Nes kai 10% žmonių stoja į suaugusio poziciją, visi aplinkiniai gana greitai stoja suaugusių batus. Žmonės užauga čia pat. Ir įmonėje, nes žmogui būti suaugusio pozicijoje lengva, kai aplinka yra suaugusio pozicijoje. Tada yra labai paprasta. Ir tas yra nuostabu, kai 10% žmonių laiko šią poziciją labai sąmoningai, kurį laiką tai yra iš tikrųjų pasirinkimas, tai yra sprendimas būti šitoj pozicijoje, tai yra būsena. Suaugusio pozicija yra, būsena. Jo? Ir išbūti šitoj būsenoje bent, 10 žmonių, nes kai 10% žmonių laiko, tai daug jiems lengviau, visi kiti greitai auga. Įmonė labai greitai suauga. Ką reiškia suauga? Tai reiškia, kad tie patys veiksmai, tie patys sprendimai, kurie buvo daromi anksčiau iš vaiko pozicijos, vyksta 3 kartus didesniu greičiu, visai kitame mastelyje, visai kitų mastelių, nes dingsta konkurencija, dingsta noras pasirodyti. Kaip Agnė sako, mes išeiname į būseną mes. Aš darau ne dėl savęs ir ne dėl tavęs, o dėl to, kas bus po to. Ir darau tai iš malonumo patirti save. Nes paradoksas, veikdami mes, aš laimiu daugiau. Bet grįžtam prie konkretikos. Jo, nes norėjau klausti, tarkim, tai, na gerai, aš ten turiu įmonę, tarkim, noriu pasidaryti saugusių mokymus, tai čia kas, visi stoja į saugusio poziciją, fainai, okei, o tai pelnas auga įmonės, čia ta prasme... Dar kaip? Bet tie dalykai tokie, kur... Jo, koreliacija, ne? Ką tai keičia? Žinai, mes šitie mokymai visų pirma atsirado ne dėl to, kad mes čia tokios labai, žinai, fainos ir kūrybingos ir nuostabios. Mes fainos, kūrybingos ir nuostabios. Nepamirškime šitą pažymėti. Tai šitie konkrečiai mokymai atsirado ne iš to, arba sąveika, arba workshopai, ne iš to. Atsirado iš to, kad labai daug vadovų, tie, kurie ateina asmeniniam konsultacijom, arba tie, kurios susitinka konferencijose arba erdvėse, pradėjo vartoti tokį labai paprastą žodį - mano vaikų darželis. Ir tas mano vaikų darželis yra pagrindinai apie tai, kad aš tiek dėl jų darau, aš ir tą darau, ir vasaros išvykas darau, ir žiemos vakarėlius, ir dovanas, ir premijas, ir viską darau, ir bufetėlis nemokamas. O jie neprisėma atsakomybės, jie nedaro, jie įsidirbinėja. Yra toksai, žinai, ta atskirtis begalinė ir tai labai skauda girdėti aš ir jie. Ir versluose, jeigu manęs nebūtų, tai ten viskas sugriūtų iš karto. Jeigu aš neičiau, viskas neįvyktų. Ir jie nevertina, jie nemato, o darbuotojai turi tą patį skausmą, kur mus išnaudoja, mus verčia, per didelis tempas, per didelis greitis, per didelis stresas, mes nespėjam, mes nedarom. Ir mus skriaudžia ir žinai, va šitos atskirties, jinai tapo labai skauda girdėti. Tu supranti, kad
vieni sėdi teritorijoje tėvai, ne, kurie viską žino, viską supranta ir geriausiai žino, ir geriausiai supranta, ir jie negyvena, ir jų resursai nevyksta. Ir jie nepatiria laimės, realizacijos ir visų šitų prigimtinių savybių, kurių mes labai siekiam ir labai norim. Ir kiti, jie neprisiema atsakomybės, nes kažkas tai stovi tėvų pozicijai. Tai tada aš niekada neprisimsiu atsakomybės, jeigu kažkas už mane atsako pilnai. Nu, žiūrėk, pakalbam apie pelnus. Gerai. Man patinka žodis pelnai, jo? Paimam paprastą pavyzdį, pelnai, jo? Tu esi tėvo pozicijai. Jo? Pas tave 3 vaikai. Taip. Kur tavo dėmesys? Į tos 3 vaikus? Ar tu turi laiko kūrybai, strategavimui, kaip uždirbti, kaip vystyti verslą? Pas tave 3 vaikai? Nu, nelabai tada. Nelabai tada. Nes man Tai reikia kaip žiūrėti, su pelnais? kaip jie padaro namų darbus, nepadaro, grįžta, negrįžta, prisidirba, neprisidirba. Reikalai su vaikais. Jo? Su vaikais yra reikalai. Tu žiūri vaikus. Jo? Tai darbas yra, kai lieka laiko nuo Vaikų darželio. Vaikų darželio. Jeigu tu esi vaiko pozicijoje, kaip pas tave su pinigais? Nu kaip? Priklauso nuo tėvų. Iš kur pas tave pinigai? Jie duoda arba ne. Ja? Tu esi vaikas, tu lauki, tu gali uždirbti, išvalyti kilimuką, ten gauti, išnešti šiukšlės kažką, tau biški duos dienpinigių, jo? Bet tu priklausai nuo ko? Nuo duos ar neduos. Susimylės, nesusimylės. Išleisi svečius, neišleis. Galima būti eiti į šokius, negalima. Čia mano laikais buvo, dabar kitaip. Ja? Tai tu šitame pozicijoje. Ar žmogus suaugęs, kaip keičiasi jo strategija, 3 vaikai niekur nedingo. Bet žmogus yra suaugęs, kaip manai? Nu, vat kaip keičiasi jo strategija? Nes vaikai yra, bet aš suaugęs žmogus. Tai tu jau renkies, kur tu dedi savo dėmesį, resursą, viską. Aha. Kur nori ar nenori. Būtent. Tu labai ramiai pasiskirstai, kad vaikams yra tiek, bus arba bus auklė, arba aš tiek ir tiek valandų pabūsiu su vaikais, bet tu iš esmės tavo fokusas nėra 100% vaikai. Tavo fokusas yra kas? Kūryba. Kūryba, realizacija savęs ir tokiu būdu tu uždirbi ir savo, ir savo vaikams, ir dar ko gero aplinkiniam pasauliui. Vat ir skirtumas, tai kur pelnai, ten kur suaugę žmonės. Vaikai Nu, tai čia tada fainai. ir tėvai Susiveda. pinigų neneša. Nu, tėvai taip, aš nesakau, kad tėvai neuždirba pinigų. Ir vaikai uždirba pinigus, bet didieji resursai ateina kūryba tikra, laisvė tikra. Čia žinai, kaip, tas yra žmonės, aš esu iš tų žmonių, kurie mielai ir lengvai prisiema už visus atsakomybę. Aha. Nu, labai greitai. Ir tai buvo nuo mažumės. Aš bet kokiam kolektyve galiu ateiti ir sakyti, aha, kokią poziciją beužimčiau, aš sakyčiau, aha, nu tai aš pasirūpinsiu. Aha. Atstovausiu jūs, pasirūpinsiu, apginsiu ir visi kiti dalykai vyks. Na ir mes tada veiksim kažką kartu. Bet tai reiškia, kad, nes kiekvienam yra savo kaifas, tai reiškia, kad aš negyvenu savo gyvenimo, man pradeda viskas darytis per daug rimta, nes aš atsakau už kitų gyvybės. Aš pradedu nebesišypsoti, aš pradedu nebeturėti resurso. Aš pradedu nebejausti, nes yra viskas labai svarbu. Taip kaip Adrija sako, mano 3 vaikai, kurie kabo, kuriais aš turiu rūpintis. Jeigu kabo, 200 žmonių įmonė, kur reikia žiūrėti, tai man viskas yra, aš negaliu išvažiuoti atostogauti, aš negaliu įkvėpti, negaliu iškvėpti, aš keliuosi su tą mintim, guluosi su tą mintim. Ir aš esu nesibaigiančiam strese, kur tada natūralu, kad ateina perdegimai ir panikos priepuoliai ir visi kiti dalykai. Ir aš tiesiog negyvenu, aš per daug rimtas tampu. Ne? Ir ar ten yra kūrybos, ar ten yra džiaugsmo, ar ten yra laimės, tai nėra. Tai pirmas dalykas į bet kokią įmonę, tai profilaktiškai saugusių mokymai. Ir čia yra pagrindas, nuo kurio iš viskas prasideda, todėl kad visi verslai, reikia suprasti, kad visi verslai yra žmonės. Taip. Ir žmonės veikia arba neveikia. Aš ilgai buvau vadovas ir aš ilgai mėgavausi, daugam pasakosiu šitą istoriją, aš ilgai mėgavausi tokį, buvimų vadovo pozicijoje, nes atrandi bet be statuso, kas yra šiaip savaime, nes diplomai, kokia aš esu nuostabi ir vertinga,
Žinai, yra 2 mygtukai, kuriuos labai greitai aš gebėdavau atrasti ir daug vadovų geba atrasti. Tai reiškia, kaltės ir baimės mygtukus spaudi per žmonės ir jie veikia. Ir jie veikia, puikiai veikia. Tu juos valdai. Bet jie gesta, jie tampa nelaimingi, jie tampa neresursą. Tai taip, kurį laiką tą žaidži. O tada man asmeniškai pasidarė įdomu, kas tie kiti mygtukai, kuriuos spaudant jie pražįsta. Ir kas yra tas, kas jie pražįsta ir kur gali dar didesnius kiekius darbo daryti, kur tada nedarbo kiekis problema, o kur jie pražįsta, kur, vadžinai, žmogus daro darbą ir jis pat pražįsta. Tikrai esi pastebėjus. Arba pastatyk žmogų, nežinau, Adrija, daug irgi kartų sakiau, pastatyk prie Excelio lentelės ir jinai čia visas jos žavesys, tu susitrauks į tokį špigutės šitą vaizdą ir pasidarys babytę ir sakys, kad aš čia nieko nesugebu. Mes visi turim darbus, kuriuos lengvai dirbam ir visi turim darbus, kur mums tai yra sunku. Ne, mes taip prigimtinai. Ir pirma pozicija, iš kurios tu pradedi žiūrėti, iš kurios aš veikiu, iš kurio mes visą darbą kūriam ir tada mes arba atidarom resursus mūsų visų, nes versluose yra žmonės. Ir arba juos atidarom ir tada eina pilnai, tada eina daug lengviau kūryba, tada eina daug lengviau eksperimentavimas, arba juos uždarom. Kas tada seka, kai, tarkim, po saugusio, kai įmonė pradeda žmonės stoti į saugusio Oi, poziciją? Aš noriu atsakyti, gerai? Aš labai noriu atsakyti. Ir ką tada, kokie toliau, nežinau, kokie toliau mokymai, nemokymai, ką jūs toliau veikiat, ką jūs toliau darote? Jo, aš labai noriu atsakyti šitą, nes ėjom į įmonės, aš nuo to, kad pati buvau, einam į įmonės transformacijas arba darom workshopus, atskirus prieimus prie įmonių, atskirą santykį. Žinai, yra viena, mes nuo to pradėjom. Viena yra žinoti ir sužinoti. Ir vieną kartą paragauti seksą. Ir visai ką kita, kad tai pataptų įpročiu. Tai reiškia, mes turim kažkokį įgūdį elgtis vienaip. Jeigu aš turiu įgūdį, kad visi atsakingi už mano gyvenimą, mama, Landsbergis, mano vyras, vaikai važiai, kurie periodiškai neklauso, vadovai, bosai, draugės, kurios išduoda akivaizdžiai ir nebūna jautrios ir dar kas nors, ir taip toliau. Tas sąrašas yra ilgas. Jeigu aš turiu įprotį tame gyventi, įprotį skūstis, mes vienose mokymuose davėm namų darbus 2 savaitės nesiskūsti. Negalima skūstis. Ir jie atėjo verslininkai. Aš sugalvoju. Andrija sugalvoja, čia jo. Ir jie atėjo ir sako, žinok, žiauriai sunku. Pasirodo, tai yra labai sunku. Tai yra labai sunki užduotis nesiskūsti. Nes tas įprotis, ką aš dabar einu, mes turim įprotį. Ir pakeisti įprotį užtrunka, 7 mėnesiai jau labai gabių iki 2 metų. Tai reiškia įprotį, tai tu tada darai aplinka, ta aplinka gali būti susitikimai, ta aplinka gali būti ratai, ta aplinka gali būti darbas, ta aplinka gali būti, tu darai aplinką, kurioje labai sąmoningai pradžioje dirbtinai keiti įprotį, kaip mes veikiam ir kaip mes sąveikaujam. Tai reiškia įpročio pasikeitimas, labai sąmoningo darbo, tai reiškia, kaip einat visi sportus ir ištreniruoti naują raumenį. Tai užtrunka. Nes mano kūnas nori daryti ir kompensuoti kitais raumenimis. Ir tol, kol aš atrandu naują raumenį ir jį ištreniruoju, kad jisai veiktų, tai yra darbas, kurį reikia padaryti. Tai reiškia, darom per įvairius, pavadinkim, erdvės sukūrimus, tai projektą, darbą, užduotį. Tai reiškia, per įvairius kampus erdvės sukūrimą, kur mes keičiam įprotį, kaip mes pradėsim dirbti ir sąveikauti vieni su kitais. Aš biškai nuvažiuosiu į debesis ir į dangų, bet kažkaip labai noriu to pasakyti. O dar greitai prieš nuvažiuojant į debesis ir į dangų, tai po mokymų yra palaikomieji tokie. Taip. Tai gali būti, žinai, per asmeninę patirtį, kur tu eini asmeniškai save keisti, sąveikauti ir per asmeniškai savęs patirtį, tai reiškia kolektyvo patirtį. Tai yra viena patirtis, kur tu gali daryti testinius. Yra įmonės, kurios daro, nežinau, meditacijas kas rytą ir didžiulės tūkstantinės įmonės čia Lietuvoje, čia ne kur nors kitur.
Ir jie atranda visai kitas kokybės žmonės, kad išeina ir labai techninės profesijos vyrai ir žmonės prisijungia ir nenumiršta ir pasirodo, nuo to jiems kažkas tai yra geriau. Tai čia yra nuo asmeninės patirties, kuri gali būti tęstinė, iki va šita patirtis suvedama į darbinės erdves, į darbinės situacijas, į darbinės užduotis, į darbinius susitikimus. Ne, tai gali būti tiek asmeninių kampų, tiek per darbinių kampų, tu sudarai erdvę, kurią labai fiziškai laikai ir kur įdėginėjai, kad mes esame apie tai. Tu dabar darai tai, fainai, grįžtam į santykių, kur mes lygus. Gerai, keliaujam į dangų. Grįžtant prie to, ką aš minėjau, kad kol mes neturim asmeninio suvokimo, kaip aš funkcionuoju, jeigu aš esu automobilis, tai aš važiuoju varoma benzinu, aš važiuoju varomas dizeliu, aš esu varomas elektra. Kol aš neturiu šito supratimo, kaip aš funkcionuoju, dažniausiai, mes gyvenam kaip pakliuvo, kaip gausis. Kai jau ten pripyliau, ir tada žiūriu, kaip jau čia man judasi, čia iki kokio kampo aš davažiuosiu. Kalbant apie tai, yra keli pagrindiniai momentai, į kuriuos mes remiamės. Pirmas momentas yra suvokti, kas yra mano resursas. Resursas tai yra, kiek energijos aš turiu ir iš ko susideda mano energija ir kur mano energija prapuola. Jeigu aš turiu suvokimą šito klausimo, kad mano energija prapuola skundžiantis, aš nuleidžiu energiją. Kaip taisyklė, nes ten būna skausmas skaudu, bet aš atėjau, vienai draugė, kitai draugė, visom po truputėlį, vakarė grįžau, nėra jėgų. Paradoksas. Atrodo, jis išnekėjo, išsipasako, mums sako, iššnekėk nieko panašaus, tokiu būdu nutekėjo mano energija. Ką reiškia turėti resursą ir ką reiškia valdyti energiją? Kai aš puikiai žinau, iš ko susideda mano energija, o energija susideda iš elementarių dalykų. Pavyzdžiui, šilto vandens. 50 laipsnių šiltumo vanduo yra vienas iš energijos, iš resursų. Miegas iki 12. Idealu būtų nueiti miegoti 11 valandą. Idealu. Ir keltis anksti ryte. Tai yra milžiniškas resursas. Tyla. Jeigu aš esu pavargusi, aš išjungiu radiją, išjungiu televiziją, išjungiu visą mediją ir bent jau pusdienį pabūnu be to. Grįžta resursas. Kitas momentas. Maistas, geras, skanus maistas, kurį aš mėgstu ten ir taip toliau. Tada dar vienas labai svarbus resursas. Labai dažnai žmonės nori daryti nieko. Kai yra pervargę, ar ne? Sako, aš nieko nenoriu daryti. Bet nieko nenoriu daryti žmogui dažniausiai reiškia žiūrėti bele kokį serialą. Taip, Jo. Tai nieko nenoriu daryti ir yra nieko nenoriu daryti. Reiškia, tu atsiguli ir 20 minučių tiesiog guli ir žiūri lubas. Ir sugrįžta resursas kuris tave užpildo nuo galvos iki kojų. Ja. Serialas neužpildo tavęs nei kiek. Jis dar labiau nuleidžia. Ja? Tai tiesiog tu seriale pabėgi iš savo gyvenimo į svetimą gyvenimą. Tiesiog pabėgi. Ja, serialo esmė nieko yra... blogai serialai. Nieko blogo. Viskas su jais yra gerai. Aš kalbu apie resursą. Kai tu nori jį turėti, tada yra atsakomybė, kaip jį susigrąžinti. Dabar, kalbant apie tai... Ačiū, atėmėt malonumą dabar serialų. Ne, žiūrėk. Baigiam pokalbį. Aš išeinu. Serialus reikia žiūrėti, čia pozicija. kai tu esi resurse. Aha. Serialą reikia žiūrėti, kai tu esi resurse, ne tada, kai tu nori kažko užkišti. Ne tada, kai tu nori užkišti savo skylę serialų, o tada, kai tu esi resurse. Va tada, ar ne? Kodėl mes kalbam, kodėl aš sakau apie resursą ir energiją? Todėl, kad tam, kad mes atsistotumėm suaugusio poziciją, paradoksas, mums reikalingas resursas. Tam, kad mes turėtumėm vaiko ar tėvo pozicijoje, mums reikia 3 kart mažiau resurso, negu stovėti suaugusio pozicijoje. Čia momentas yra. Kaip pasitikrinti, ar tu esi resurse? Paprastai. Ar tu esi suaugusio pozicijoje, ar tu esi resurse? Tarkim, aš turiu norą.
Na, pavyzdžiui, sakykime, aš turiu norą sėsti kruizinį laivą ir apiplaukti pasaulį. Bet tai yra noras. Tai nėra mano realybė. Kas mane skiria? Kas skiria norą nuo realybės? Veiksmas. Resurso neturėjimas. Aš neturiu resurso, tai įgyvendinti. Dažnai mes sakom, ne, aš neturiu pinigų, pinigai yra resursas, aš neturiu dabar laiko, laikas yra resursas, aš neturiu su kuo plaukti, aš noriu su kompanija plaukti, draugai, kompanija, hobis yra resursas. Visa tai yra resursas. Tai, kai aš suprantu, resursas yra energija. Vadinasi, jeigu aš turiu kažkokį norą, tai jau esu aš. Aš turiu teisę į šitą veiksmą, jeigu aš turiu tą norą. Nebūtų noro, jeigu aš neturėčiau jį teisės. Ar supranti? Pavyzdžiui, aš niekada neturėjau noro užsilipti į kokį nors ten viršūnę kalno. Ten, žinai, Everestą. Niekada neturėjau. Bet aš pažįstu žmonių, kurių tikslas buvo ir jie įlipo ir taip toliau, ir taip toliau. Aš neturėjau tokio noro. Bet aš turiu kitų norų, kurie vis dar yra norai. Jeigu yra skirtumas, tarp manęs ir noro realizacijos, vadinasi, aš neturiu energetinio resurso jį gyvendinti. Ir grįžtant prie suaugusio pozicijos. Suaugusio pozicija irgi reikalauja tokio paties resurso. Labai dažnai mes griebiamės vaiko arba tėvo strategijos dėl to, kad mes neturime kol kas vidinio resurso, mes neturime energijos išlaikyti šitą vertikalę. Nes suaugusio pozicija yra vertikalė. Kas yra vertikalė? Mano mintis, mano žodžiai, mano veiksmai, mano darbai yra viena ir tas pats. Lengva pasakyti, nepaprasta padaryti. Bet iš šitos vertikalės atsiveria pasaulis. Jeigu šitos vertikalės nėra ir jeigu mes nesugebam išstovėti šitoj pozicijai, mes esam lokalūs žmonės. Mes labai local people. Jo? Bet mūsų mastelis yra labai siauras. Ir čia yra žaidimas toks, kad einant į suaugusio poziciją, mes mokomės suvokti, kaip būti resurse ir kaip nenuleisti energijos niekams arba niekams. Tuštiems veiksmams. Ir čia atsiranda visai kita laiko kokybė, mes iš kiekybinio laiko pereinam į kokybinį laiką. Tai kaip tu sakėjai, kas yra suaugusio pozicija, kai turi 3 vaikus, aš tiesiog pasirenku, kaip skirstyti savo laiką. Čia yra, tada aš neturiu sąžinės graužaties, aš nesitrinu ir neinu į dramas, o aš tada paskirstau ir veikiu. Čia, žinai, aš tada visai kitaip resursų turiu. Būtent. Čia, žinai, čia atsiranda tas klausimas, koks planas, ką aš darau. Vietoj to, o siaubė jie visi, o dieve, kaip taip galėjo, o kodėl, o kam tu taip pasielgiai, o kaip taip galėjo įvykti, kur mes, žinai, einame į daugybę milijonų klausimų, kurie neturi jokios prasmės. Čia, kai, žinai, santykiuose žmonės skiriasi, pats durniausias klausimas, kodėl tu manęs nemyli. Ką jie atsakyti? Nes, ką tu gali pasakyti? Nemyli, viskas, viso gero. Žiūrim, kaip gražiai išsiskiriam. Ką aš tau galiu duoti, kaip aš tau galiu padėti, kaip tu man gali padėti šitam skyrybų procese, kad mes išsiskirtumėm meilėje ir draugystėje. Ne? Tai vat, grįžtant prie to momento, kai tu klausi, kas po to, kai mes praeinam suaugusių santykį, labai svarbu grįžti ir visą laiką žiūrėti, kad žmonės neiškristų iš savo resurso. Nes šitas momentas yra slidus. Serialai yra didelė pagunda. Tai serialai čia bala nematė, yra daugiau pagundų. Žinai. Nemokymai esmė. Mes norim pasakyti, kad nes tų mokymų yra nuo konfliktų valdymo, dialogo, kūrybos, atgalinio ryšio, pokalbių tipai. Čia, žinai, ne temų yra esmė, ne temų esmė.
Esmė tame, kad ką mes norim sakyti ir ką mes, žinai, su šitais visais pokalbiais norim sakyti ir norim kalbėti ir čia kalbėti, nebūtinai eiti mokymus. Čia kalbėti apie tai, kad mes visi turim daug daugiau resursų gyvenime. Mes visi turim teisę į meilę, laimę, laisvę ir realizaciją. Ne? Ir tada, kai pradedi suprasti, tai kas tai yra, į ką tai veda, kaip tai veda, kur, kad nepriklausom nuo aplinkybių, kurios yra, kad mes galim veikti visai kitaip. Galim per atsipalaidavimą, per džiaugsmą, per tiesiog visai iš kitų pozicijų pradėti veikti ir visai kitą asmenį rezultatą turėti ir bendrai įmonėse turėti visai kitą rezultatą. Nes čia krūva psichologinių tyrimų. Užspaustas žmogus, jisai nėra jų maksimaliuose išraiškose, ką jisai gali turėti. Tai mes, kai spaudžiam žmogų efektyvumą ir visą ką, tai jisai gali veikti va taip labai trumpą laiką. Tai reiškia, adrenalinė žmogus didžiausias savo pajėgumus gali turėti labai trumpą laiką. Visa kita, jisai eina į apsaugą ir bukumą. Tai reiškia, klausimas, kaip atpalaiduoti žmogų darbe ir tuo pačiu, kaip pradėti organizuoti, kad mes visi pradėtumėm turėti visai kitą kaifą gyvenimo ir kūrybos, nes mes gale dienos norim būti pilni, mes gale dienos norim būti reikalingi, mes gale dienos norim žinoti, kad nepraėjo mano veltui diena ir aš nepramaliu vien nesąmonių kažkokių, o kažką daviau, kažkam padėjau, kažką sukūriau, kažką padariau, kur labai paprastas poreikis, kurį mes visi įdedam į darbo erdvę, į darbo aplinką. Tai va apie tai. Žinai, tos žinutės jas yra mokymais, nes mokymai yra viena. Workshopai, kur mes tik tai vedam pačios įmonės veikia ir pačios įmonės patiria, kaip kitaip gali sąveikauti, kaip kitaip gali rasti sprendimus, yra kita, eiti konfliktus spręsti, trečia, eiti daryti transformacijas, ketvirta, kur tiesiog žinutė paprasta, kad galim labai tą patį veikti visai kitose resursuose ir visai kitam tiesiog kaife, realiai, gyvenimo kaife. Čia, žinai, pasakau tik tai vieną mintį, šią savaitę turėjom susitikimą vienam klube su dideliais, nuostabiais verslininkais, gražiais, ir, žinai, visi ateina jauni, tai reiškia, žinai, vidurkis vadovų yra ten apie 35 iki 40 metų ir visi pervargę. Vieni turi vaikų, kiti neturi vaikų ir čia, žinai, ne apie vaikus klausimas, visi pervargę ir sakom, o mes taip kažką, ar mes tikrai taip gyvenam? Ar mes tikrai taip gyvenam? Ar tai yra tai, ką mes gyvenam? Būti pervargus pastoviai ir nes užimi visus sėkmės beveik rodiklius pasiekęs, visus statusus jau viską pasiekęs. Ir ar tai yra džiaugsmas, ar tai yra pasitenkinimas, laimė, tiesiog energija, tiesiog savęs kokybė. Aš supranti, kad gal kažką netaip darom, gal tiesiog apversti ir daryti tą patį, tik tai biškelį iš visai kitų rakursų, iš kitų resursų. Čia apie tai žinutės, čia net ne apie, žinai, mokymų pavadinimus. Apie žinutę, kad mes galim būti kitose kokybėse. Žinai, pabaigai aš pasakysiu momentą, kuris man regis, mažai kas mes apie jį kalbam. Mūsų visuomenė ir mūsų pasaulio modelis, kuris yra mūsų visų suvokime ir kuris buvo sukonstruotas, nesikeičia daugybę metų ir jisai skamba ir atrodo kaip projektas. Tai reiškia, kad mes visi esame ugdomi ir auginami į tokį paprastą schematišką projektą, kad tu turi gerai baigti mokyklą, kad įstotum į gerą aukštąją, tada tu gerai turėtum baigti gerą aukštąją, kad gautum gerą darbą, tada tu turėtum gauti gerą poziciją darbe, kad turėtum gerą atlyginimą ir nusipirktum tai, ko tau reikia gyvenime, aprūpinti saugumą, reiškia ten buitis ir visi kiti klausimai. Medžioti gerą vyrą. Tada tu turi sukurti šeimą ir turėti palikuonių, kurie eitų į geras mokyklas ir į gerus darželius. Ir gerai, kad jėzuitus įstotų. Į prestižinės aukštasias ir jie pabaigtų. Ir maždaug, kai žmogui yra 50, jis yra įgyvendinęs šitą projektą. Kai kas įgyvendina ties 45 šitą projektą. Dabar jau ir anksčiau iki 30 vertinimų. Ir jis įgyvendino šitą projektą ir tada kyla klausimas, kas toliau. Ir kas iš to? Nes jeigu aš nežinau, kas aš ir ką aš čia veikiu šitam pasaulyje,
Dabar šitoj vietoj reikia šokti nuo stogo. Nes tu nebežinai, kas, tu nebėr prasmės. Tiesiog nebėr prasmės. O ką toliau veikti? Gelbėt pasaulį? Delfinus? Nu, kažką, ar ne? Ir va čia žmonės įkrenta į tą beprasmybės klausimą. Ir aš čia ne apie tai, kad vat, mes čia, žinai, gelbėjom pasaulį ir duodam sprendimus. Tikrai ne apie tai, bet baisus dalykas yra tas, kad eilės pas psichologus yra porai metų į priekį. Antidepresantų yra nuperkama tiek, kiek gyvenime nebuvo. Paaugliam perkama, kas dar Paaugliai geria antidepresantus. Labai daug senjorų išeina iš šito pasaulio savanoriškai. Jie tiesiog išgeria savo kasdienių vaistukų ir nebesulaukia ryto ramiai. Gydytojai tai žino, apie tai daug, medikų pasaulis tai žino, visi tai nutyli ir užrašo, kad sustojo širdis. Bet iš tikrųjų ten barbituratai. Mes esame, kalbant su psichologais, dažnas labai vardina labai paprastą dalyką. Jie sako, visuomenė sunkiai serga. Žmonės sunkiai serga. Ir vietoj to, kad jie ieškotų atsakymo į šitą klausimą, kaip man pasveikti, kaip man būti laimingu, nes jeigu pasakai, ar tu nori būti laimingu, žmogus paprastai pataiso ir sako, ne, aš noriu būti sėkmingu. Tai ne, mes visi norim būti laimingais. Tai vietoj to, kad mes užduotumėm savo klausimą, kaip būti laimingais, mes ieškome, kur dar nukreipti savo dėmesį į išorę ar į sėkmę, kad išgyventi dar vieną dieną. Tai kalbant apie suaugusių žmogų, kurio vėliava yra būti laimingu. Būti laimingu. Pirmiausia, aš turiu būti laimingas ir dabar. Ne rytoj, ne poryt. Aš noriu būti laiminga kiekvieną dieną. Žinai, ir aš pati savo galiu pasakyti savo formulę. Mano gyvenimas yra, pastaruosius 6 metų sudėtingas, švelniai tariant. Jame yra labai daug sudedamųjų, kurios yra mano veikimo laukas, kur tai ne 3 vaikai. Tai kur kas sudėtingiau. Ne 3 vaikai. Ir šitoj situacijoje aš pati renkuosi būti nelaiminga, užslėgta, aukos pozicijoje, ar kiekvieną rytą atsibundu ir prisimenu pačią laimingiausią savo gyvenimo akimirką. Aš ją prisimenu. Aš įeinu į tą būseną, koks tai yra kaifas. Ir dienos bėgyje taip ir gyvenu. Visi kiti reikalai po truputėlį tvarkosi. Ten vieną padarai, kitą padarai, trečią padarai, ketvirtą padarai. Padarai, pamiršai. Nes jeigu apie visus vienu metu galvoti, labai daug reikalų. Bet jeigu jie visi po truputėlį padarai, pamiršai. Bet ne tame aš esu. Aš esu toj akimirkoj, kai aš esu laiminga. Ir tai gali absoliučiai kiekvienas žmogus. Tai kalbant apie mūsų Agnę, tai, ką mes nešam į įmonę, yra energetinis lygmuo. Nes šitame lygmenyje mes viską sprendžiam DNR lygmeniu. Tu kai vieną kartą išsprendi, tai išsisprendžia. Proto lygmenyje tu gali tą pačią problemą spręsti milijardą kartų iš naujo. Energetiniam lygmenį tau užtenka vieną kartą išspręsti ir viskas atsiriša. Tai, nežinau, vėl į debesis nuskridau, bet ką aš jums pasakysiu, taip jau yra. Ačiū tau. Ačiū. Baigiam? Kristijonai. Ačiū. Tai va. Tai iš tikrųjų, jeigu kas nors dabar kišti mano batus, ką nors. Čia Adrija, čia Auksė. Labas, Auksė. Negalėjau tave pažiūrėti, nes visi Luka, bet...